Nematai. Matai? Nematai. Mūsų rankose naujausia Samsung Galaxy S26. Čia turit naują Samsung Galaxy S26? Taip, čia ultra modelis. O jame kažkas yra unikalus, ko kitose telefonuose nėra? Teko pastebėti, kad kas nors pro petį žvilgčia į tavo ekraną. Ir kartais nenori, kad jis matytų, ką tu ten skaitai. Taip? Tai šis telefonas gali nuo to apsaugoti. Privacy display funkcija, taip matai, o taip. Nesimato? Iš vis nesimato. Tuo pačiu metu jie galima aktyvuoti ne viskam, o tik taip kai kuriom programom, pavyzdžiui, elektroniniam paštui. Unikalus ir labai sveikas privatumo patobulinimas sveikiems paranojikams, kurį gavo ultra modelis. Be to šiais metais ultra modelis juntamai sulieknėjo ir vis tiek turi patį galingiausią Android telefonams skirtą procesorių Snapdragon 8 Elite Gen 5 Galaxy. Tai šitas paprastas Galaxy S26 ir šiek tiek didesnis S26 Plus. Jose sukasi Exynos 2600 procesorius, kuris yra tik 2 nanometrų litografijos. Daugiausia kamerų atnaujinimų taip pat gavo ultra modelis. Net 2 iš jo kamerų gavo naujus objektyvus, kurie yra kur kas šviesesni. Aišku, ne visos naujos funkcijos yra tik ultra modeliui, kai kurios veikia visose, pavyzdžiui, naktinis filmavimas. Be to galima filmuoti lock režime, išnaudojant LUT filtrus ir fiksuojant daug daugiau, taip? O ši kamera turi kažką unikalaus, ko nėra kitam telefone. Visi Galaxy S26 serijos modeliai gavo horizonto fiksavimas. Įjungus šitą horizonto fiksavimą, aš galiu sukioti telefoną, o horizontas stovi vietoje. Be to, dirbtinio intelekto funkcijų čia yra itin daug. Paimkime čia vaizdą, bet kokį. Ir pavyzdžiui, aš noriu kažką sukurti. Apsibraukiu čia ratą ir galiu, pavyzdžiui, tiesiog parašyti. Įdėk ar begemotą. Gal begemotą geriau. Turime begemotą. Kažko dar tau reikia. Man dokumentą reikia atsiskenuoti. Štai, aš paimu dokumentą, pridedam, atsiranda iškart nuskaityti, spaudžiam viskas. Dokumentas nuskaitytas, išlygintas, kampai atlankstyti ir pirštas ištrintas. Ne veltui Samsung vadina šitos telefonus AI telefonais, nes juose dirbtinis intelektas sudaro labai didelę dalį. Domina dirbtinis intelektas, matau. Taip, o kažkas naujo atsirado? Pirmas dalykas, čia sukasi ne vienas kaip įprastas asistentas, o 3 dirbtinio intelekto asistentai. Aš galiu įsikviesti bet kurį. Vat pasakysiu, hei Plexi, papasakok man kažką apie save. Aš esu Perplexity. Dirbtinis intelektas sukurtas Perplexity AI komandos. Kitas dirbtinis intelektas. Labas, ar galėtum man parašyti pasakojimą apie dirbtinį intelektą? Viename tyliame serverių kambaryje nubudo pirmoji sąmoninga Gemini. Antras, Perplexity, Gemini ir dar yra Bixby, kuris nelabai moka lietuviškai, bet labai svarbus kai kurių funkcijų valdymui. Kas dar? Yra vertėjas, skambučių pagalba, vertimas realių laikų, yra rašymo pagalba. Ir beje, tiesa, vos neužmiršau. Visos šios dirbtinio intelekto funkcijos vienodai gerai veikia ne tik ultra modelėje, bet ir mažyčiame S26 bei S26 Plus. O tai aš jau galėčiau nusipirkti šitos telefonus? Tai aišku, eini į Tele2 ir užsisakai. Kokia problema?